Žada tiek viena, tiek kita partija, žada, kad bus gyventi geriau, kad turėsime skanesnės duonos ir daugiau. Kaip? Būtent, aš galiu iškart pasakyti, todėl kad mūsų vienas pagrindinių prioritetų galų gale sutvarkyti nacionalinę darbo užmokesčio sistemą. Kokia jinai yra dabar? Jinai paremta apgavystės principais. Štai Seimo nariai, jų atlyginimas apie 5 000 su mokesčiais, bet iš tikrųjų jie neapmokestinamų gauna dar 7 000. Tai yra gėda iš tikrųjų, todėl kad viskas yra sujaukta. Štai teisėjai sako, mums reikia teisėjų atlyginimo įstatymo. Yra kai kurie įstatymai, taip, aukštų pareigūnų, politikų, teisėjų, yra valstybės tarnybos įstatymas, pagrindinė masė specialistų yra neapginti teisiškai. Nėra įstatymo, kaip mokėti gydytojų, mokytojų, yra tik ministro įsakymai. Tai yra visiškas chaosas. Ir problema, ar gali gauti policininkas, tikrai išsilavinęs, 800 litų. Tai nuvertina viską absoliučiai. Ir mūsų pagrindas iš tikrųjų reformos, kaip mes sakėm, nacionalinės, tai yra, turi būti, reiškia, bazinis įstatymas, kuris ir vadintųsi specialisto darbo užmokesčio įstatymas. Ir nereikia čia Seimo narių apgavyščių. Jeigu žmogus turi aukštą išsilavinimą, jis baigęs magistras, tarkim, turi uždirbti kelis tūkstančius litų. Po to seka kvalifikacinis augimas ir absoliučiai jokių nomenklatūrinių įstatymų. Dabar atlyginimus galima pasidvigubinti, pasitrigubinti per ydingą, archaišką, atsilikusią priedų, priemokų, premijų sistemą. Tai yra tiesiog tuneliai korupcijai. Todėl, kad pavyzdžiui, kokio nors ten departamento viršininkėlis, sakysim, darbo biržos sistemoje, jo atlyginimas 20 000 litų. Kokia proga? O vis tik tai ydinga proga, kadangi nėra teisinių pagrindų. Tai yra labai rimtas bazinis klausimas, kuris iš tikrųjų stabdytų emigraciją, to, kad jauni žmonės nenori už grašius dirbti, jie įgyja universitetinį išsilavinimą ir jų protus pasigrobė būtent užsienio valstybės. Pone Grincevičiau, ką žada Fronto partija, kaip darysit gyvenimą geresniu? Turbūt kolegos nepasižiūrėjo mūsų programos, mūsų 2/3 nuostatų, ypač socialiniai srity, sutampa. Ir mes tik tai gal supratom ir suprantam labiau, kad nuo rėkimo padėtis nesikeičia ir valdant tiesiems geriau yra, kai tarpusavį net panašių pažiūrų žmonės rėjasi, kad jis milimetrų skirtingai padarys ir aš dar geriausiai padarysiu. Esmė juk yra, kad žmonės geriau gyventų. Pyrago perskirstimas. Senelis Karlas Marksas atrado tą pridėtinės vertės dėsnį ir jo paskirstimą. Tik dabar buvusiai nomenklatūrininkai arba vaizduoja, kad užmiršo į kapitalistą, jį puikiai praktikoje naudoja ir pasaulyje. Tai mes ir siūlom, esminis siūlymas, padidinti kapitalo apmokestinimą ir sumažinti darbo jėgos apmokestinimą. Ir tam yra progresiniai mokesčių įvedimas, perteklinio turto apmokestinimas, pelno mokesčio padidinimas, tai yra visa sistema, kas įgalintų mus tą didįjį pyragą perskirstimą, kuris perskirstomas per nacionalinį biudžetą, jis Europoje siekia 40–45%. Jūs turite omeny bendro vidaus produkto perskirstimą. O pas mus, aš tik paveiksiu mintį, pas mus jis net po truputėlį mažėja nuo 31% iki 29, nepilnų 30%. Įvairiai žada ir dabartiniai politikai, ir valdžios atstovai. Paklausykime klausytojų, Rytis iš Vilniaus mums skambina. Labą dieną. Labą dieną. Klausome jūsų. Senai klausiau dėl policijos, dėl to mūsų saugumo, kad reikia daugiau patrulių ir taip toliau. Aš manyčiau, kad nedaugiau reikia mums tų patrulių. Tiesiog gal jūs keiskite pačią sistemą. Nereikia toli žiūrėti į Angliją. Ten visur mieste, visur rajonuose yra daug kamerų. Ką siūlote daryti? Ką siūlo pačią sistemą keisti, o nepriimti dar daug žmonių. Kokia ta sistema turėtų būti jūsų manimu? Kuri iš dalyvaujančių partijų labiausiai, jums artimiausiai išdėsto visą... Jeigu sąžiningai mes, kad jauni Lietuvos piliečiai klausom, nelabai mes žinom, kokia čia partija rinktis, nes mes jau įpratę, kad jie visi šūkauja ir nieks nesikeičia. O šiaip siūlom, jūs nesiūlykite ten tų naujų etatų ir taip toliau. Jūs pačią sistemą keiskite, žiūrėkite į mūsų europiečius kaimynus. Sakau, imkite daug kamerų visur pristatyta, nusikalstamumas žymiai mažesnis, nes tas nusikaltėlis žino, kad jį bet kur gali nufilmuoti. Ir dabar dėl tų dalykų, kur padarykite įsivalymą tose valstybinėse institucijose. Aš kiekvieną dieną beveik su jais susiduriu. Ten
skyriui 5 nosikraštų, 1 dirba. Išmeskit tuos 5, duokit tam vienam gerą atlyginimą ir plus naują sistemą. Dėkui už skambutį Ryčiui iš Vilniaus ir kitas klausytojas Antanas iš Panevėžio. Labadiena. Klausome jūsų. Čia yra aktualus klausimas. Reikia policiją mažinti, į gatves išvesti. Nu, čia vienas klausimas. O frontas tai tik tai kampus apipjausto, nieko nepasako. Vinioja viską į vatą. Pažiūrėkite, dabar dar yra vienas klausimas. Kaip galima rinkti tokią Prunskienę, kuri pripažinta teismo aukščiausioje buvo. Paskui šviesaus atminimo teisėjai aukščiausiam teismo nukankino, galima sakyti, infarktą įvarę. Ir vėl uždaram posėdį ją reabilitavo. Kad ir nebedai. Aišku, kad ir bendradarbiavo. Pone Antanai, kokio aiškumo konkretumo iš fronto? Visų partijų tokius dalykus Lietuvoje. Dėkui Jums. Dėkui už skambutį. Tai kad nesakytų, kad mes apipjaustom kampus, mes per tos ginčius iš tiesų iki esmės nepriėjom. Ką siūlo frontas? Panaikinti senaties terminą sunkiems ekonominiams nusikaltimams, griežtinti bausmes už korupcinius nusikaltimus, nustatyti trumpesnius tokių bylų nagrinėjimo terminus, kad bausmės neišvengiamumo principas būtų kuo veiksmingiau įgyvendinamas, nes smarkiai vėluojantis teisingumas visuomeniai tampa savo priešybę. Įtvirtinti visišką teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos skaitomybę ne tik Seimui, prezidentui, bet ir visuomeniai. Taip apibrėžti prokuratūros vaidmenį teisinėje sistemoje, kad jie aktyviau gintų viešą interesą, taip pat piliečių teisės nuo galimos teisėtvarkos bei kitų pareigūnų savivalės, remiantis vakarų patirtimi, suteikti Seimo kontrolieriams, nustačiusiems, jog teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijų pareigūnai pažeidė žmogaus teisės, atleisti juos iš pareigų ir reikia traukti baudžiamojon atsakomybėn, įgyvendinti struktūrinę visą apimančią policijos reformą. Kas dabar reikia matyti ir daroma. Palaukite, jūs nekomentuokit, kol aš nepabaigiau. Štai yra konkrečios priemonės, kurias mes siūlome ir ketiname įgyvendinti. Nu, tai, žinot, 18 metų mes tą girdim, bet jūs nepasakėt esminio dalyko, kad šitas priemonės galima būtų įgyvendinti. Nu, tai mes jums paliekame esminius dalykus. Ir pasakysiu, pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai išslaptinti ypatingą archyvą. Čia mes piketavome galbūt 7 kartus. Nes prieš porą metų buvo padaryta iš tikrųjų, protų nesuvokiama veika. Pasakysiu labai paprastai, to, kad teisėsaugoje dirba žmonių, kurie bijo, reiškia dėl praeities nuopelnų, žino, kad medžiaga yra ypatingajam archyve ir todėl visi iš tikrųjų yra įkaitai. Žmonės nėra laisvi. Aš siūlau padaryti, ką padarė čekai, ką padarė vokiečiai iš Tazi. Išslaptinę ir iš tikrųjų išsivaduokim nuo to košmaro. Todėl, kad reiškia, buvo iš pradžių 100 metų įslaptinta, po to 70, dabar 50, čia yra absurdas visiškas. Teisinė sistema niekad nebus visavertė, kol mes būsim uždarę iš tikrųjų ypatingą archyvą. Čia Stanislovui